Labas, trumpa fizikos paskaita. Gravitacija yra tarsi galutinė visatos skulptorė, architektė, kuri traukia viską link savo centro. Lygiai taip pat, kaip numetus telefoną, beveik visada pastebėsite, kad jis nukrenta ekranu žemyn. Deja. Įsivaizduokite gravitaciją kaip kosminės virvės traukimų varžybas, kur kiekviena dalelė traukia link centro. Vienintelė forma, kurioje visi taškai yra vienodai nutolę nuo centro, yra rutulys. Tai yra gamtos būdas pasiekti tobulą pusiausvyrą. Visa tai prasidėjo labai seniai, kai po didžiojo sprogimo formavosi planetos ir žvaigždės. Kosmose dulkės ir dujos pradėjo jungtis, sudarydamos mažus gumulėlius. Jiems augant, jų gravitacija pritraukdavo vis daugiau medžiagos ir galiausiai jie tapo tokie masyvūs, kad gravitacija juos išlygino į gražius apvalius kūnus, tokius, kokius šiandien ir matome, tokios kaip planetos ir žvaigždės. Bet štai kas gali jūs priblokšti. Susipažinkite su Kepler 11145123 žvaigžde, kuri yra pats sferiškiausias natūralusis objektas, kada nors aptiktas. Mokslininkai išmatavo jo formą, naudodami metodiką pavadinimu asteroseismologija. Iš esmės jie klausėsi žvaigždės vibracijų, tarsi kosminės muzikos. Nors ši žvaigždė sukasi, ji yra beveik tobulas rutulis, netgi apvalesnė už mūsų Saulę. Grįžkime tada atgal į mūsų Žemę. Mūsų planeta nėra tobulas rutulis. Ji šiek tiek suplota ties ašigaliais, nes sukasi. Šis suplokštėjimas atsiranda todėl, kad Žemėje sukantis išcentrinė jėga stumia materiją į išorę ties pusiauju. Dabar pažvelkite į Saturną. Jis sukasi taip greitai, kad išsipūtęs yra dar labiau, apie 10% storesnis per vidurį. Tačiau sukimasis gali sukelti dar beprotiškesnius dalykus. Susipažinkite su Haumea, nykštukinė planeta, kurios forma primena kiaušinį. Ji sukasi taip greitai, kad yra ištįsusi, visiškai paneigdama įprastą sferinę formą. Įsivaizduokit, kaip sukat picos tešlą. Kuo greičiau jūs sukat, tuo labiau jį išsitempia. O tada yra dar kiti kosminiai keistoliai. Mažesni objektai, tokie kaip asteroidai ar kai kurie palydovai, kurie neturi pakankamai gravitacijos, kad taptų sferomis. Jie atrodo kaip nelygios bulvės ar keistai susiformavę akmenys. Įdomus faktas, kad iš beveik 300 Saulės sistemos palydovų tik apie 20 yra sferiniai. Visi kiti, sakykime taip, unikalaus dizaino. Tai kodėl tik tais dideli objektai tampa rutuliais, sferomis? Viskas susiveda į hidrostatinę pusiausvyrą, sudėtingą terminą reiškiantį, kad objekto gravitacija yra subalansuota vidinio slėgio, stumiančio į išorę. Didelėse planetose ir žvaigždėse gravitacija traukia į vidų, o vidinis slėgis stumia į išorę, sukurdami lygią sferinę formą. O mažose objektuose gravitacija yra per silpna, kad įveiktų medžiagos standumą, todėl jie išlieka netaisyklingos formos. Bet grįžkime prie mūsų žvaigždės Kepler 11145123. Stulbina tai, kad nors ji yra dujinė žvaigždė panaši į mūsų Saulę, ji yra dar apvalesnė. Jos lėtas sukimosi greitis sumažina suplokštėjimo efektą, būdingą kitoms žvaigždėms ir planetoms. Tačiau jei kas nors sukasi pakankamai greitai, viskas gali tapti dar ekstremaliau. Kai kurios žvaigždės sukasi taip greitai, kad jų forma išsikraipo ir ištįsta. Kraštutiniais atvejais jis gali suktis taip greitai, kad net pradėtų plėšyti pačios save. Ir vis dar yra keistesnė istorija apie vieną ekstremaliausių visatos objektų, tai yra neutroninės žvaigždės. Neutroninės žvaigždės gimsta tada, kai masyvios žvaigždės sprogsta supernovomis. O tai, kas lieka, yra mažas, neįtikėtinai tankus branduolys. Ir štai čia prasideda tikra beprotybė, kai kurios neutroninės žvaigždės sukasi iki 700 kartų per sekundę, taip stipriai, kad ima iškreipti erdvę aplink. Ir ar esat girdėję apie neutroninę žvaigždę, kurios masė prilygsta mūsų Saulei, bet telpa į miesto dydžio rutulį?
Ne tik tais tobula forma daro jas ypatingas, jų gravitacija tokia stipri, kad stipriai iškreipia šviesos kelią. Nepaisant to, kad jos sukasi beveik 1000 kartų per sekundę, tai yra vieni sferiškiausių objektų visatoje. Taigi, nors gravitacija nuolat stengiasi viską aplink mus paversti apvalumais, sferomis, rutuliais, visata yra vis tiek pilna netikėtumų. Jeigu suksies per greitai, tai tapsi išsipūtusią planetą arba beveik suirusią žvaigždę. Jeigu būsi per mažas, tai liksi netolygus asteroidas treifuojantis mūsų kosmose. Viskas priklauso nuo subtilios pusiausvyros tarp gravitacijos, masės ir sukimusi greičio. Ir štai kodėl visatoje viskas stengiasi būti sferiška, bet ne visiems pavyksta. Nepamirškit pažiūrėti kitų vaizdo įrašų ir užsiprenumeruoti šiuo kanalu.